Aš turiu mandrą planą. Čia yra gręžimo staklytės, kurias gavau už 30 eurų vienoje parduotuviai. Ir ta parduotuvė turi labai daug metalo laužo visokio. Dar iš 40 metų atgal kokių, kur parduoda vien dėl to, kad jis yra ir nenori vežti metalo laužo turbūt. Tai kai aš jas pamačiau, galvoju, viskas jom labai faina turėtų būti ir turbūt kainuos kokius 100 eurų. Tai greitai išsiaiškinom priem, kad nebus gal 50-100 eurų. Vienas dalykas, tai nebuvo diržo. Tai čia yra toks dangtis ir aš iškart jau po juo mačiau, kad nėra diržo. Reiškia, špindelis sukasi, variklis sukasi, bet nieks jų nejungia. Ir paskui dar prieis nebuvo rankenėlės, su kuria kilot stakles. Melagis. Kas dar rankenėlę prie staklių jungia, tai yra dantratis, kuris turi tinkamai susijungti ir santykiauti su špindeliu. Šitą daiktą irgi nebuvo ir aš turėjau jį pats ištekint padaryti. Buvo labai linksma. Tai greitai kaina nukrito iki 30 eurų. Bet man mintis iš karto buvo, kad čia man nebus gręžimo staklytės. Man reikia sriegimo staklyčių. Jūs matėte, kas yra sriegiklis? Kas yra sriegiklis, galima paklausti. Tai sriegiklis... Tu turi 2 detalės ir tau reikia jas susukti vieną. Labai gerai, kai tai būna medis. Su medžiu tu gali daryti ką nori. Bet kai tai yra metalas ir tu nori susukti 2 detalės, negali tiesiog įkišti varžto ir sukti ten, nes metalui dzin, kad tu nori ten varžtai sukti. Todėl vienoje detalėje reikia pragręžti skylę varžtui, o kitoje detalėje reikia pragręžti skylę, bet biškį mažesnė, tam, kad varžtas ten turėtų kur įsikabinti. Bet tam, kad jis ten įsikabintų, negali tiesiog sukti varžtą, nes varžtas pats neišmals ten savo vietos. Yra tokie varžtai, kurie gali pasidaryti savo vietą, bet jie labai užknisa. Todėl tau reikia išpjauti tą sriegį, kur varžtas galėtų įsisukti. Ir tam yra sriegiklis. Ir sriegiklis yra jautrus dalykas visai. Tu negali belė kaip sriegti, nes jeigu netiesiai įsuksi sriegį, tai tu gali nulaužti sriegį, arba ką nors sugadinti, arba skylę išmalt. Žodžiu, svarbi operacija. Kodėl aš apie ją pasakoju? Kai aš gaminu, pavyzdžiui, 50 detalių, pavyzdžiui, mažų labai, kur reikia skylučių su sriegiai. Niekam neįdomu. Negaliu variklio pasukti vieną pusę ir tada išsukti kitą pusę. Man reikia perjungti greitį. Turiu jos labai mažikės, tai man bus kaip tik. Bet su 2 kontaktoriais palydimą daryti. Čia yra dažnio keitiklis. Gavau labai gerom sąlygom, nemokamai. Vienas. Galvau, tokius būtų galima tekinti, bet bėda su tekinamais, kad aš tokios medžiagos nelabai turiu ir tai, ką turiu, tai tekintųsi visą dieną turbūt su mano mažom staklytėm. Ir jei čia labai sunku į tokį profilį, kad tai aš sugalvau atspausdinti iš plastiko. Bėda su plastikiniais spausdinamais, kad šitas diržas ne va taip tarsi kabina ir perduoda jėgą, bet jis įsiveržia tarp 2 konusų ir jo kontaktas eina per šoną, kiek aš suprantu. Pavyzdžiui, ten kur automobiliuose jie dedasi, tai paprastai šita vieta net nesikabina. Bet ką toks įsikabinimas sukuria, tai žiauriai didelę plešinčią jėgą. Ir tuos 2 konusus bando išplėšti vieną nuo kito. Vadinasi,
iš plastiko spausdinama detalė, kurios sluoksniai va taip susidėję visi. Tai tiesiog bandys ją perskirti pusiau diržas. Tai aš galvau ją vientisai spausdinti ir tada varžtai susukt, kad geriau laikytųsi sluoksnį, bet paskui pagalvojau, kad tie sluoksniai net labai negražiai sukris, kai aš taip spausdinsiu detalę. Tai aš sugalvojau ją tiesiog iš vis padalinti dvi dalis ir spausdinti atskirai. Ir tada jas dvi susukt. Dabar, kaip aš spręsiu tai, kad jis dabar sukasi ant metalo, tai porą varžtų reikia išsukt ir tada pragręžti skylę per patį metalą. Ir tada jame arba prasirėks skylę, arba tiesiog kiaurai varžtą prasukt ir tada jėga persiduos jau per patį varžtą. Diržas užsideda. Ir aš suprantu, kad guoliam negerai, kai tu plaktuku jį kali, bet šitas staklis 30 eurų kainavo ir jos dirbs kelias valandas per ateinančius 20-30 metų, tai nereikia čia. Jie turbūt buvo skirtingai pagaminti. Šitas buvo gale, šitas buvo prieki. Ir kai aš juos sukeičiau, jų aukščiai pasikeičia. Dabar mano skrimuliai nežiūri viens į kitą. Tai kiek man jis per greit sukasi, tai neaišku, ar jis turės pakankamai jėgos momento, sukimo momento, prasirėkt man skylę. Jep. Dabar reversas. Padedin greitį, pamiršau įdėti vieną
prasisuko. Kaip ir pragrėžė. Prasrėgė. Taigi, po kelių dienų aš dar grįžti. Žodžiu, 3 rankom čia laidų nejunginėsi, čia detalės reikia rankinėlės. Tai prie rankinėlės dabar jau padariau tarsi valdymo pultą. Viena knopkė leidžia žemyn, kita aukštyn. Tai va, ir knopkės žiauriai šūdinos, jos tarsi paspaudi, bet kontaktas nesusidaro, turi tada su jėga dar paspausti ir tai irgi kartais dingsta kontaktas. Nekilnojamas turtas, kaip čia, žodžiu, aukštis yra pilnai išnaudotas, čia lieka tik centimetras tarp sriegiklio ir detalės, tai žodžiu, labai vos viskas reikėtų turbūt naujo spaustuvo ir greitis nežmoniškas, bet aliuminė detalės prasrėgia. Tai va. Ką čia dar galima pasakyti, tai dažnai keitiklis eis už staklių, viskas dėsis ant kažkokios turbūt vientisos plokštės ar kažkaip čia gal prisisuks. Tai va, viskas kaip ir veikia. Pasidarė ir turiu save patį. O gal iš vis tiesiog, kodėl aš čia dar kalbu? Viskas, ačiū už dėmesį. Susitiksim kitą kartą, kai darysiu kokį nors arba vaikiškų baldų komplektą, arba kažkokį kartingą, su kuriuo užsimušt galėsiu. Tai va, viskas, ate tada.